We found parts of the bodies all over the house, in places you wouldn't think. The funny thing is the heads have never been found. Hands and feet and things like that, but no heads. Nežinau, kiek per vėją girdėsis ir nesu mėgėjęs su telefonu filmuoti kažkam, bet spėkit, kas pamiršo SD kortelę. Bet vaizdą jau įgauna mašina. Didžioji dalis kėbulo gruntuota jau. Buferis kitas gaminsis, tas dasigamins, tada tik dažysis. Sparnus su kapotu bandysim suvest, bagažinę šiandien užmesim, bagažinę reiks pasiruošti. Bet overall jau pagaliau įgaunam vaizdą kažkokį. Stengsimės kitą kartą SD kortelę pasimt. Bet jau motivacija didėja, kai jau rezultatas kažkoks matosi. Mus kepina 35 laipsnių karštis ir jau su normalia kamera esam, pasiėmė, nepamiršom kortelę šį kartą ir kontrastas nuo 15 laipsnių iki 35 yra, pasirodo, gan stiprus. Tai greitai parodysiu, kas dabar padaryta ir ką mes šiandien dar darysim. Tai overall kėbulas nugruntuotas, vakar nusišveičiau rudis buvusias ant kapoto rūgštinių, visą kapotą pasidengiau. Dar vis kėbulas, bagažinė į pabaigą, vakar dar porą vietų rūgštinių gruntų užsipurškiau. Dar pasibaigsim biškį šiandien šveist mes jį, nes dar yra tokių plotelių vienas kitas. Ir kas dar su bagažinė yra, tai pirkau turbūt vieną brangiausių bagažinių rinkoje, bet turbūt pačią gyviausią. Bet numerių juosta vis tiek yra iš puvos. Nu, ne iš puvos kiaurai, bet rudelių yra. Tai pasiėmiau frezą, su freza bandysim kažkaip išsispręsti šitą bėdą. Tai manau, šią bėdą gal ir išspręs freza, o dabar, manau, šokam į timelapsiuką. Doing it like a pro, I noticed her from across the floor. Hair did, nails done, she fine from head to toe. I knew I had to get her, I could see she eyeing me. Sat back and watched her work, she moved so heavenly, she had her. Kaip ir viskas susišveitė, apart numerių vietos. Čia su skočium prasiėjau, viskas ok palikantus. Dar čia su skočiuku reiks apeit. Čia yra labai prastai, neišsikrovė dar ir freza, tai biškį kraunu. Pabaigsim šveist. O čia, nu nežinau, klausim Edgaro, ar galim su skočium praeit, kad prikiptų gruntas. Ir šiaip čia daug vietų palytos kampukus, nu, būtų patogiau su skočiuma į ranką, nes mašinėlė neprieina. Bandysim, konsultuosimės. O kame yra esmė su konsultacijom? Tai Edgaras man dažo mašiną, autogrožis, bet su sąlyga, kad negaliu jo kaltint už visiškai nieką. Nu, taip grubiai pasakius. Čia visa atsakomybė man, nes kadangi paruošėjas ir yra tas, kuris, nu,
turbūt gal 70 procentų ar 80 net procentų darbo atlieka. Ir aš būtent tai ruošiu mašiną. Tai yra mano pirma pilna mašina ruošiama dažymui. Ir jeigu gruntas kažkur neprikibs, nusilūps dažai kartu su gruntu, kaip ir mano bėda. Ir tie patys dažai, jeigu nusilūps, reiškia, gruntas buvo prastai sušiauštas. Na tai kaip ir visas atsakomybės man. Bet nu va taip sutarėm, man irgi smagus experiences, kažkas naujo. Ir bandysim tikėtis, kad viskas bus gerai. Tai dabar biškį padedu kamerą į šoną, biškį apsivalau bagažinę ir manau dar palauksim, kol frezą pasikrautų. Per tą laiką dar su skočiuku prasieisiu kampus, tai keliamės į kitą kadrą. Ok, jeigu ne kortelę pamirštu, tai pamirštu, kad kamerą turiu. Taip, kanteliai nusišveitė, dar čia nenuvaliau šitos bagažinės, bet kaip ir plotelių neturėtų atsirast, čia viską rūgštiniu. Užsipurškiau, išsišveičiu kiek įmanoma rudis numerių juostoj ir kaip ir paruošta realiai gruntavimui. O toliau yra sparnas. Tai va, sparnas nekokios būklės, jisai buvo sušveistas iki skardos kai kuriuose vietose. Nu ir gavas kaip gavas, rūdžių atsirado. Tai išsišveičiu viską, dar rūgštinio porą sluoksnių užmečiau, sudžiūna. Imsiu kitą sparną, irgi tą patį padarysiu. Kitas sparnas vapšė neliestas, tai gaunasi galima bus tik tai sušiaušti ir užgruntuoti. O overall visa būklė, tai čia kaip ir minėjau, o gal ir neminėjau, rūgštiniu visas kapotas padengtas, kad jau daugiau nebeužsimestų rūdžių. Čia gruntas, sparnai dabar darosi, bagažinė tuojaus irgi pasidarys ir viskas, visas kėbulas gaunasi kaip ir bus nugruntuotas. Tai beliks tik atvažiuoti, susišveist gruntą ir dažyt. Na, prieš išvažiavimą dar trumpas update'as, tai ant antro sparno jau užmestas trečias sluoksnis rūgštinio, kad tikrai veiktų. Na, o šitas plius minus susidėjo ir atrodo visai gal ir padoriai. Čia tie tarpai. Teko pašalinti vieną laikiklį sparno, bet be jo dar geriau, mažiau svorio. Nu ir geriau šiaip sueina tarpai. Signetiniai sparnai nepatiko, ten tas laikiklis visai padoru. Tik rapnuot pradėjo. Tai viską užmetam ir paliekam iki rytojaus. Ok, dar vieną dieną prie taurano pamiršau parodyti, kad gruntą susišveičiau. Čia irgi užmetu pudros ir susišveis, sparnus nusiimsiu, jie supurkšti rūgštiniu kaip praeitą dieną. Tai šiandien pagrindė darbas susišveist kėbulą, bandysim spėt, tai mažai gal kalbėsiu, nes laikas ribotas. Tai va, tik tai, kad einu dabar sparnus dar nusiimt. So I'ma always keep it true. Went through so much shit that nothing really phases me. What amazes me is how they ain't really what they claim to be. Remain the G in a world full of envy and jealousy. Flipping rhymes and melodies, I'm building a legacy. Isolating from anything that could hinder my growth. She caught me talking to her friend, but now I'm fucking on both. I don't have to do the most, never had to brag or boast. You could hear it in my tone on how I rep the third coast. Pro player, leather jacket with the Nike TNs. Fuck the game, I had to kick through the door and let myself in. Only play to win. Lord forgive me for my sins. And if I wasn't rapping, I would still be riding Benz or a leg. They cut me no slack, so I guess it's like that. I'ma always bounce back, stay low and let that paper stack. I'm too real. Pasidarė poros dienų atostogėlės nuo taurano. Šiandien atvariau, pasibaigiau stogą. Ketvirtis, porą vietų prašvyčiau. Čia nėra didelės bėdos. Šiandien jau skočiukas rankose. Veidas gal. Žodžiu, jo, su skočiuku prasieinu.
dabar visus kantelius. Šiandien varysim jau į boksą, nusiardom kapotas, sparnus, buferius, viską nusiemam. Rytoj apsiklijuoja mašiną, varom į kamerą, tai nusigruntuoja bagažinė ir visi tie sparnai, bagažinė. Sparnai, bagažinė, kapotas nusigruntuoja, kėbulas nusidažo ir jau per ateinančią savaitę likusios dalys apsidažo. Tai kaip ir buvo planas minėta, buferiai nesidažys pirmai pradžiai. Ir važiuosim pusiau aprinkti į Kauną. Kaune padaro buferius, tada ant tralo vežam pas lankus, suvirina lankus, išsiemam sportinį pasą, o kol imsim sportinį pasą, buferiai dažysis. Tai kai kažkaip bandysim dar reikia ratus atsirestauruoti, ten irgi dar dalykų yra ką daryti. Tai vat, tokios takelės, o dabar einam dar su skočiuku praseit, užsibaigt kantus visus. Dar viena diena. Žodžiu, vakar ten kažkiek matys atklijavau vieną šoną išsikrovę batareiką. Reikia biškį dar pasitvarkyti čia plijavimus. Čia šovėm atvirkščią, kad nepripūst į vidų. Čia reikia susitvarkyti, nes į tas gumas čia neįsipūs dažai. Liks balti kitaip čia gabalai grunto. Bagažinę kapotą imsim kitą dieną, priekinį langą irgi. Ir jo, tai ir nusiriebalint, išsipūtinėt visą šiandien. Ir varom rytoj į kamerą. Neišėjo šiandien anksti atvažiuoti. Buvo planas šiandien nudažyti, bet su selika buvo pora problemėlių. Tai teko pasitvarkyti seliką iš ryto. Teko pavėluoti ir paaukojom šiandien nudažymą. Nudažysim kitą dieną, gaunas tada.